Aš buvau anapusybėje. Aliona Karasiova iš Rusijos pasakoja apie savo klinikinės mirties potyrius. Noriu papasakoti savo potyrius. Noriu, kad apie juos sužinotų kuo daugiau žmonių. O aš išgyvenau klinikinę mirtį. Truko jį 5 minutes. Kas ją sukėlė? Prieš tai aš metus laiko gydžiausi ir gydė mane neurologai. Man nustatė diagnozę – neurozę. Ir niekam neatėjo į galvą patikrinti kraujagyslių. Vėliau, po kelių operacijų, kai aš jau negalėjau vaikščioti, mane nusiuntė pas kraujagyslių specialistą, bet buvo per vėlu. Man operavo koją ir tos operacijos metu patyriau klinikinę mirtį. Norėtųsi, kad mano pasakojimą išgirstų kuo daugiau žmonių, bet kartu norėtųsi, kad jie visiškai patikėtų tuo, ką pasakoju, nes mano gyvenimas po tų patirčių visiškai pasikeitė. Visiškai. Dabar, net ir tada, kai mes namie ką nors švenčiame, apsieiname be alkoholio. Aš rūkiau. Dabar cigaretės iš mano gyvenimo visiškai išnyko. Aš nesakau, kad iki tol girtuokliavau ir buvau didžiausia rūkorė. Ne, tiesiog per šventes išgerdavau, užsirūkydavau. Šventes ir dabar švenčiu, bet švenčiu su arbata, sultimis. O dabar apie tai, kas buvo. Pirmiausia, prieš operaciją labai bijojau, labai verkiau. Bijojau net važiuoti į operacinę. Kai mane atvežė, ramino kiek begalėdami. Kodėl mano pasakojimu galite tikėti? Pirmiausia todėl, kad aš turiu įrodymų. Ir ne bet kokių, o dokumentinių. Pirmasis įrodymas. Man nespėjo suleisti narkozės. Man nespėjo suleisti narkozės ir viskas, ką mačiau ir jaučiau, yra tarsi grynas pinigas. Visi potyriai, ne narkozės poveikio rezultatas. Pirmas dalykas, kurį pajutau, tai stumtelėjimas. Tarsi kažkas į nugarą būtų pastūmęs ir viskas. Iškart atsidūriau palubėje operacinės viršutinėme kampe. Matau save gulinčią apačioje. Bet iš pradžių savęs nepažinau. Mano pirmas įspūdis. Ten guli kažkokia moteris. Ir keista, iš pradžių pagalvojau. Kaip matote, sąmonė toliau funkcionuoja. Tik pamanykit, ją nukryžiavo tarsi Kristų. Mano rankos buvo pririštos štai taip, kryžmai. Taip paprastai daro per operacijas. Pririša rankas, užtraukia širmą. Pirma mano mintis. Vargšė moteris, ją nukryžiavo tarsi Kristų. Nusprendžiau pažiūrėti atidžiau, kokia tai moteris. Dabar tiksliai neprisimenu savo minties. Gal man buvo smalsu, gal man buvo gaila jos. Bet vos tik tai pagalvojau, iškart priartėjau prie jos, veidas į veidą. Ir po to pamažu ėmiau tolintis. Mat, minties galia ten didžiulė. Aš tik panorau pažiūrėti iš arčiau ir man viską padidino 1000 kartų. Truputį atsitraukiau nuo jos ir atpažinau save. Kažkodėl nepatikau pati savo. Ir tada man kilo noras pažiūrėti į save tikrąją. Ir žvilgsnis iškart nukrypo į langelį operacinės sienoje. Langelis nebuvo užtrauktas užuolaida. Tai yra antrasis mano matytų vaizdų tikrumo įrodymas. Mat, užuolaida buvo užtraukta praėjus minutei po mano mirties. Aš tai mačiau ir pasakiau tai gydytojams, kai tik grįžau į gyvenimą. Jie ją užtraukė. O aš net negaliu pasakyti, kad numiriau. Aš nenumiriau, aš net niekur neišėjau.
tiesiog palikau savo kūną. Taigi aš pažiūrėjau į tą langelį ir kadangi patalpoje už langelio nebuvo šviesos, tamsiame lango stikle, tarsi veidrodėje, pamačiau savo atvaizdą, atspindį. Siela – tai sfera, energetinis kamuolys ar kriešulys. Ir tie, kurie taip sako, neklysta. To neįmanoma aprašyti, neįmanoma paaiškinti žmonėms, kurie to nepatyrė. O suprasti ir patikėti vien žodžiais labai sudėtinga. Bet kai patys tuo įsitikinsite, tai tiesiog džiūgausite. Ji, siela, yra jumise ir čia, ji bus ir ten. Tikrasis aš lieka nepasikeitęs. Tiesa, tai bus jau visai kitas gyvenimas. Aš mačiau to kamuoliuko atspindį langelio stikle. Tas spindintis kamuoliukas šviečia kaip žiemos saulė, bet ta šviesa neakina. Tokia aš savo patikau ir ėmiau save apžiūrinėti. Norėjau pasakyti gydytojams, ko jūs ten blaškotės prie mano kūno. Tik pažiūrėkite, aš čia tikra aš, o ten ne aš, nežinau, kas ten yra. Ji tik panašiai į mane, bet manęs niekas negirdėjo. Po to priešais mane atsivėrė koridorius. Kai ėjau į tą koridorių, man už nugaros viskas tamsėjo. Priekyje vėrėsi šviesa, o užpakalyje tamsa. Aš pradėjau skrieti tuo koridoriumi. Jis buvo labai šviesus, jame nieko nebuvo, nė gyvos dvasios. Visa erdvė balta, tarsi balta dykuma. Kažkas šią šviesą apibūdina kaip labai šiltą, jaukią, bet aš buvau įsigąsdinusi, labai įsigąsdinusi. Ir ten iš pradžių neprisiminiau, kad turiu vyrą, 3 vaikus, tėvus. Aš nieko neprisiminiau, suvokiau tik save. Kažkur tolumoje pamačiau kažkokius šešėlius. Staiga man atėjo mintis, būtent mintis, ir kartu suvokimas, ar net tikslus žinojimas, kad tai mano giminė, kad jie atėjo pas mane. Bet priartėję prie manęs, jie purtė galvas ir tarsi sakė, tau ten negalima. Jie sustojo ratu aplink operacinę, kuri neįtikėtinai išsiplėtė, vos ne iki nedidelės valstybės dydžio. Bent man ta erdvė atrodė didžiulė. Jie susiėmė rankomis ir sako, mes dabar prašysime už tave, prašome, grįžk atgal. Aš norėjau grįžti, bet man buvo baisu, nes kai pažvelgiau atgal, pajutau, kad visa ta šviesa aplink staiga ėmė nykti ir atsivėrė tamsus koridorius. Štai šiuo tamsiu koridoriumi turėjau grįžti. Ir vis dėlto įėjau į šį koridorių. Dėkui Dievui, kelionė juo truko neilgai. Ir aš iš karto atlėkiau prie stalo operacinėje. Vėl mačiau tą moterį, mačiau gydytojus, viską girdėjau, bet man tai buvo nelabai įdomu. O dėmesį patraukė jaunuolis, kuris stovėjo, būtent stovėjo operacinėje. Regis tolimajame dešiniajame kampe. Jis stovėjo ir žiūrėjo į mane. Apsirengęs baltais drabužiais, ilgais, ant pečių krintančiais plaukais. Jis ėmė šypsotis, nuo jo ėmė sklisti tokia didžiulė šiluma. Ir aš paklausiau, kas tu? Aš nepaklausiau žodžiais, kaip paprastai mes kalbame. Man tiesiog atėjo mintis paklausti, kas jūs. Jis atsakė, pas kiekvieną žmogų ateina jo giminė ir tas, kurio jis tikėjo. Tu stačiatikė, tu tikėjai Kristumi, štai aš ir atėjau pas tave. Kiekvienas ten mato tai, kuo tiki, kiekvienam pagal jo tikėjimą. Taigi, aš mačiau Kristų. Jis tarė, dabar turėsi gulti,
Atsuk savo kūnui nugarą. Nusigręžk nuo savęs. Nes jei būsi atsigręžusi į save veidu, tau bus baisu, tu nenorėsi grįžti. O dabar prisimink, dėl ko turi grįžti. Ir aš staiga atsiminiau, kad turiu vaikus. Ir mano vaikų veidukai ėmė tiesiog mirgėti man prieš akis, keisdami vienas kitą. Kaip juos gimdžiau, kaip jie augo, kaip juos prižiūrėjau, kaip rūpinausi, kaip jie ėmė lankyti mokyklą. Ir visa tai greitai, tarsi kino juostos kadrai. Jis linktelėjo galvą ir tarė, taip, dėl to tu grįši. Aš nusigręžiau nuo savęs, gulinčios ten apačioje, bet vis dar bijojau. Ir jis padarė 2 dalykus. Pirma, jis parodė man savo rankas ir įdėjo jas į chirurgo rankas. Ir aš išgirdau jo mintis. Nebijok, dabar gydysiu aš. Linktelėjau galvą sutikdama, bet matyt vis dar abejojau, nes pamačiau, kad link manęs atskrenda iš erdvių, kiaurai sienas, milžiniškas balandis. Jis plasnojo sparnais ir skrido tiesiai į mane. Jis atsitūpė ant manęs ir savo letenėlėmis ėmė grūsti mane į kūną. Krikščionybėje balandis tai šventoji dvasia. Atsipeikiau gana greitai, bet atsipeikiaujusi visą laiką šaukiau. Kur visi? Kur visi? Gydytojai mane ramino. Visi čia, visi šalia. Prisimenu tai ir su baime, ir su džiaugsmu. Tai tokie neapsakomi momentai. Juos reikia išgyventi pačiam žmogui, kad suprastum, kai ant karsto uždedamas dangtis, gyvenimas nesibaigia. Viskas tęsiasi toliau. Tai be galo jaudinantis momentas. Tai apverčia gyvenimą aukštyn kojomis. Manyje atsiskleidė talentai. Tikrai taip. Nuo vaikystės sapnuodavau sapnus, daug sapnų, kurie labai dažnai išsipildydavo. Po grįžimo iš anapus sapnai sustiprėjo, tapo ryškesni. Apie juos papasakosiu kiek vėliau. Dar priminsiu tokį dalyką. Kai mano giminė anapus sustojo ratu, kai mane šioje žemėje jau nebuvo, pas mano tetą, gyvenančią Maskvoje, kitą naktį sapne atėjo jos tėvas Gena, kuris pasakė, šiandien mes buvome pas Alioną, mes sustojame ratus, susijėme rankomis ir sutartinai prašėme. Perdauk jai mūsų linkėjimus, pasakyk, kad jai tikrai nepasivaideno. Tik įsivaizduokite, tai buvo tiesiog kitą naktį. Ir dar, aš girdėjau angelų giedojimą. Tai buvo vaikiški balsai, bet aš 100% įsitikinusi, kad tai buvo angelai. Jie giedojo, šventasis Dieve, pasigailėk mūsų. Pakartosiu, kiekvienas regi pagal savo tikėjimą. Štai kokius dalykus išgyvenau aš. Dabar apie sapnus. Po to, kas atsitiko, sapnai tik sustiprėjo. Papasakosi patį nuostabiausią sapną, nors visi mano sapnai stebėtini. Ten mane vadina sapnuotoja. Sapnavau jį prieš operaciją. Sapnavau moterį. Ji gulėjo po lėktuvu, visa apsipilusi krauju ir maldavo padėti jai. Ji tiesė rankas link manęs ir šaukė, padėkite. Lėktuvas nebuvo jo suspaudęs. Ji tiesiog gulėjo po lėktuvo sparnu. Po to, absoliučioje tamsoje, matau vyrą. Jis man rodo savo delnus, o rieškučiuose gėlytę, kuri čia pat skleidžiasi. Tai pati ir nuostabiausia rožė iš visų, kurias man teko matyti. Rožė išsiskleidė ir tas vyras, iš pažiūros rytietiškos kilmės, man sako, reikia pavadinti tą gėlę.
kurią tau parodžiau. Reikia duoti jai vardą. Na, sakau, aš nežinau. Ir ėmiau vardinti kažkokius kvailus vardus. Ne, sako vyras, pavadinkime ją Cchinvaliu. Sapną regėjau vėlų vakarą, todėl atsibudusi pradėjau klausinėti vyrą, ką reiškia žodis Cchinvalis. Jis tik nusijuokė, jis apskritai mėgsta patraukti mane per dantį ir pasakė, kad tai gruziniško vyno rūšis. O aš nežinojau, kad žemėlapyje iš tikrųjų yra tokia gyvenvietė ar miestas. Aš iki šiol to nepatikslinau, nes sapnuoju dažnai, o šis tik vienas iš milijonų mano sapnų. Bet sapnas mane labai nustebino, tuo labiau, kad tas vyras sapne kelis kartus ištarė Cchinvalis, Cchinvalis, įsimink šį vardą. 6 valandą ryto mes žiūrėjome naujienas ir sužinojome, kad tuo metu, kai sapnavau, gruzinai bombardavo Cchinvalio miestą pietų Osetijoje. Tai aš mačiau per televizorių savo akimis. Taigi, dar iki operacijos išeidavau iš savo kūno, o po grįžimo iš anapus dar kartą įsitikinau, kad anapusybė iš tikrųjų egzistuoja. Sielos ir ten egzistuoja. Tik jos egzistuoja 2 planų pasaulyje. O čia mes gyvename 3 išmatavimų pasaulyje. Prisideda fizinis. Anksčiau aš susimastydavau, kai išgirsdavau, kad yra mentalinis kūnas, astralinis kūnas. Man tai buvo kažkokie nesuprantami moksliniai terminai. Ir vieną kartą žiūrėjau vieno blogerio įrašą ir greitai susiorientavau, kas prie ko. Mentalinis kūnas – tai mūsų mintis, o astralinis kūnas – tai emocijos. Šie 2 kūnai neatskiriami. Tad štai emocijos ir mintis tęsia gyvenimą. Tai ir yra siela. Ją sudaro jūsų emocijos ir jūsų mintis. Jei jūsų emocijos tamsios, jei mintis negatyvios, tai ir siela daug blogo ant savęs užsikraus. Ir jai reikės ilgai valytis. Tai ir yra skaistykla, valykla. Siela valys, skaistins. Nekartą pasakojau savo pažįstamiems draugams, kas tokie yra tai, ką paprastai vadiname lervomis. Lervas krikščionybėje vadina velniais. Štai, tarkim, 2 žmonės aiškinasi santykius pakeltų tonų. Pavyzdžiui, viršininkas su pavaldiniu, vyras su žmona. Tai paprastai į tokią elgseną, į barnius, juos pastumėja lerva. Žmonės gimsta, ateina į šį pasaulį švarus, jokia siela neateina su purvo našta. Tiesa, jie ateina su karminiu įsiskolinimu, bet neateina tamsi. Tamsą jis sukaupia šio gyvenimo tėkmėje. Šitos lervos kabinasi už sienų, už bet ko, į ką galima įsikabinti. Jos tiesiog visur aplink jūs. Kai jai norisi pasimaitinti, ji pradeda siųsti jums tokias mintis, kad jūs susibartumėte, kad ji galėtų pasimaitinti jūsų negatyvę energiją. Tai ir yra velniai, tikrų tikriausi. Pasirodo, visa tai tiesa, visa tai iš tiesų egzistuoja. Dabar aš planuoju bendraklasių platformoje kurti invalidų palaikymo grupę. Dar nežinau, nuo ko pradėsiu, nes ir aš esu invalidė. Bet aš mankštinuosi, namie yra treniruokliai, todėl norėčiau pasidalinti su kitais žmonėmis savo patirtimi, savo gyvensenos ypatumais ir palaikyti juos. Tai tik planai, o šiaip daug laiko atima buitiniai rūpesčiai, reikia rūpintis namų ūkiu, turiu mažą šuniuką, katytę, turiu 3 vaikų, vyrą, mamą. Na ir dar visokių reikalų prisikrauna. Tad nuobodžiauti nėra kada. Aš labai džiaugiuosi, kad išklausėte mano pasakojimą iki galo.
Patikėkite, kai jūs atsidursite ten, tiksliau, kai išmuš jūsų perėjimo valanda, mirties baimė sustiprės milijonus kartų, bet po sekundės ji išnyks. Ten nėra nieko baisaus. Ten toks sielos džiūgavimas, kad gyvenimas tęsiasi. Kai aš ten savo akimis mačiau žmonės, artimuosius, kurių su mumis jau nėra. Kai aš atsigavau, praėjo kažkiek laiko ir aš supratau, kad man nedavė narkozės, kad visa, ką mačiau, vyko iš tikrųjų. Mano įsitikinimu jau niekas nepakeis. Visa, kas gyvenime nereikalinga, nukerpame, gyvename pozityviai, visada palaikome vienas kitą, palaikome giminės, artimuosius, išdalijame nereikalingus daiktus, nesikabiname už praeities, gyvename tik dabartimi, mėgaujamės gyvenimu. Linkiu sėkmės.